Labas. Žiūrėk. Kas čia? Kas čia? Kas čia? Kas ten? Ryšys tarp žmonių pirmiausia yra šeimos ryšys. Tarp artimiausių žmonių. Tai yra kaip ratas šeima, tėvai, vaikai, arba tiesiog keli žmonės susiję artimais ryšiais, nebūtinai kraujo gali būti šeima. Neišblėsiu, tu tyra, ir šviesi, kaip Oginskio graudus polonezas. Tai yra mano 3 draugai - Ugnė, Saulė ir Jonas. Aš su jais, sakyčiau, turiu ypatingą ryšį. Niekada prieš tai gyvenime nejaučiau tokio stipraus ryšio su žmogumi. Galim tiesiog sėdėti ant sofos svetainėje, tylėti, žiūrėti į lubas ir bus labai labai gera diena. Aš žinau, kad aš turiu jų pilną palaikymą ir galiu bet kada kreiptis į juos su bet kokio klausimu, su bet kokia problema. Ir žinau, kad jie niekada neatstums manęs, neatsuks nugaros man ir galiu jais visiškai pilnai pasitikėti. Ką tu čia sportuoji, Beatričė? Ką tu čia darai? Eini? O kodėl tu niekur nenueini? Žmonės sako, kad šeimą gali pats pasirinkti ir aš manau, aš ją radau ir pasirinkau. Bet ten paskui upė pasidaro. Mes žiemą, kai dar nebuvo tų namų, ten buvo tik laukai. Mes prieš 2 metus saitą, čia buvo ledas ir šalės labai gerai. Ir mes nuėjom, mes ėjom iki ten, ne, čia baisiai tai buvo. Jau tai buvo prieš daugiau negu metus, kai praradau savo 6 metų geriausią ir vienintelę draugę. Tai buvo akimirka, kai supratau, kad niekada nebebus taip pat ir kai supratau, kad visiškai praradau žmogų. Tai buvo tiesiog įprasta diena. Ėjome iš mokyklos su ja, ėjome namo, laukėme autobuso ir ta diena buvo paskutinė, kai mes buvom draugės. Ir mes stovėjom prie šviesoforo ir turėjom eiti skirtingas pusės. Ir jinai dar atsisuko, atsisveikint, norėjo apsikabint, bet aš tiesiog nusisukau. Ar aš to gailiuosi? Galbūt ne, bet viskas išėjo į gerą. Toks likimas, tai buvo lemta. Buvo skaudu labai, bet nieko nepakeisiu ir manau ir jai, ir man tikrai dabar daug geriau yra tiesiog būti atskirai. Kiekvienas žmogus, kuris atsiranda mūsų gyvenime, padaro tam tikrą įtaką.
kažką palieka. Ir kartais žmogaus nebelieka gyvenime mūsų, o ta įtaka dar kažkiek yra. Taip, kad sakyt, kad kažkoks vienas žmogus padarė didžiausią įtaką man gyvenime negaliu. Visi svarbus. Tie, kurie yra dar ir tie, kurie kažkuria prasme išėjo. Ta prasme, kad nebūtinai visiškai išėjo, bet